Sveiki, mus girdintys ir žiūrintys, susitinkame po mėnesio verslo aktualijų laidoje. Šį kartą pasikalbėsim tema apie paliekančius įmonę. Įdomu tai, kad patyrinėję gabių žmonių priežastis, kodėl jie paliko įmonę, atradom, kad žmonės įvardina, kad jie ne įmonę palieka, o jie palieka vadovą. Taigi tema - palieku ne įmonę, aš palieku vadovą. Kalbuosi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Sveiki. Sveiki. Ir šitą pokalbį vesiu aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Kad ir kokia būtų nuostabi įmonė, jei patyrinėtumėm labai aiškias priežastis, kodėl žmonės palieka, žinoma, jų būna labai įvairių, bet jeigu nuoširdžiai ir trumpai žmogus atsako, netiko tiesioginis vadovas. Tai dabar tas pokalbis galėtų būti apie dvi pusės. Koks tas turėtų būti vadovas, kad jo nepaliktų darbuotojai ir ne ką jis turėtų daryti. Ir galbūt kokių priežasčių, kokių dalykų nedaryti, kad nepaliktų mus. Žinoma, visada bus pasirinkimo teisė ir žmonės galės ir judėti, ir pasirinkti, ir yra įvairių priežasčių, bet kad taip nenutiktų, kad įmonė yra puiki, o aš palieku ją. Tai gal pradėkim nuo keletos jūsų įvardinamų priežasčių, kodėl taip įvyksta, kad įmonė gera, jos tikslai man tinka, gal net ir atlyginimas tinka ir gal net ir būna organizacijų misija, ar ne, tai dar plačiau negu verslo įmonė. Viskas tinka, bet palieku. Tai aš gal pradėčiau. Jeigu palieku vadovą, tai turbūt žmonės įvardina labai konkrečius dalykus. Ir aš sakyčiau, reikėtų pareflektuoti, tai to vadovo, tai dėl ko tie vadovai yra ir kaip jie tai daro. Jeigu vadovas yra skirtas organizuoti darbą ir vadovo pareiga iš principo yra kurti saugią, kūrybišką, įkvepiančią aplinką ir kad darbuotojai maksimaliai galėtų išnaudoti savo potencialą, atlikdami labai konkrečius darbus, ar kurdami produktus, ar darydami procesą, ar aptarnautami klientus ir taip toliau. Tai dažniausia giliau pakalbėjus su žmogum, kai sako, aš palikau dėl to, kad netiko vadovas, tai reikėtų užduoti labai konkrečių klausimų. Paprastai kompanijos, kurios pamato tokius procesus, jie pradeda personalo skyrius arba komunikacijos skyrius, išeinančių darbuotojų daro apklausą ar pokalbį. Įvairių tų metodų yra, kaip tai galima sužinoti. Tai paprastai yra klausima, tai kokia priežastis. Ir jeigu sako vadovas, tai normalus klausimas yra, o tai kas? Interesai, saugumas, būdas ir taip toliau. Tai nėra idealaus vadovo. Vadovai turi ir pliusų, ir minusų, yra stipriosios pusės ir silpnosios pusės. Tai kartais nėra, galim sakyti, kad dėl vadovo išeina, bet reikia būti irgi neužmiršti, kad čia ne, kaip ir šeimoje neskiriasi, tai čia vyras netiko arba charakteriai nesutapo. Tai ne vienos šalies klausimas, čia yra dviejų šalių. Kartais darbuotojai įvardina labai paprastai, aš matau, kad aš neaugu, pavyzdžiui, esu gavęs atsakymą, ir tu sakiau, tai apie tai pasikalbėt, jis turėjo suprasti. Tai gali būti ir to darbuotojo tiesiog ribojimai ir suvokimai. Lygiai taip pat reikia pripažinti, kad yra ir vadovų visokių, yra reiklių vadovų, yra tam tikro būdo, tam tikro vadovavimo stiliaus, nes, pavyzdžiui, vieniems stiliams mes esam jautresni, kitiems ne. Vieniems patinka, kad labai aiškiai direktyviai vadovauja, kitiems nepatinka, kad direktoriai ir tai netgi jaučia, kad tai yra kaip žeminimas. Tai šita tema yra labai individuali. Iš kitos pusės yra įdomus, jeigu mes paimtume tokią tiesiog hipotetiškai truputį dalyką, tai yra paradoksas. Jeigu, pavyzdžiui, organizacija deklaruoja vertybės,
vadovas laikosi vertybių, bet darbuotojas nesilaiko vertybių, tai yra turbūt net normalu, kad darbuotojas išėjo dėl vadovo, nes vadovas gynė tam tikras vertybės arba supratimą, ko nori organizacija iš to darbuotojo. Tai gali būti ir visai geras atsakymas, kad išėjau dėl vadovo, bet gali būti kitaip. Ne? Gali būti, kad organizacija turi vertybės, darbuotojas turi vertybės tokias pat, o vadovas nesilaiko tų vertybių. Tai tokiu atveju irgi suomponuojama yra ta situacija, tai kad turbūt jisai tiesą ir sako, ir taip yra. Ir va čia turbūt yra nuostolis organizacijai, ne? Kad darbuotojas, tose vadovas, kuris nesilaiko, jisai kūrė blogą aplinką, tam tikrą ar nesaugę, ar manipuliatyvę, arba nelygiavertišką. Tai va aš sakyčiau, kad saugią, kūrybišką ir įkvepiančią aplinką kuria vadovai turėtų kurti ir tą įkvėpimą ir saugumą darbuotojams suteikti. Jeigu kalbėtumėm šiek tiek apie didesnę įmonę, ar ne, tai yra SEO ir tada kiti vadovai, dažniausiai kaip pasirenkam vadovus, jeigu tai nėra kažkokios labai aiškios poreikiai ar ne, gamybos įmonės ar specializacija, ar ne, tai dažnos įmonės netaip lengvai randa tų vadovų ir augina iš savo tarpo vadovus. Tai kokios turėtų būti savybės to vadovo ir kiek jis čia lemia tą įtaką verslui, ar ne? Koks tas auginamas vadovas netiktų, ar ne? Mūsų kolega buvo ir jis norėtų kilti karjeros laiptais, ar ne? Bet jis negali toliau būti. Ką reikia pramatyti? Vadovas, aš sakyčiau, kad čia irgi reikėtų susitart pilną bazinius dalykus. Tai, ir dažnai aš tai netgi pakomentuoju, kad labai geras specialistas nebūtinai yra geras vadovas. Nes specializacija mane padaro tam tikro, kaip sakyti, tipo arba tam tikrų stiprių ir silpnų savybių rinkinį, kuris gali būti visiškai priešingos, ko reikia vadovai. Bet vadovai gali būti, kaip ir minėjau, labai skirtingi. Ne? Vieni vadovai yra tie, kurie yra vizionieriai, kurie kuria ir žmonės patraukia savo vizijom, ėjimu kažkur tai, sukurkim, laimėkim, darykim, būkim lyderiai. Tai yra tokie evangelikai, kaip aš sakau, evangelizuotojai, jie kuria tas ir žmonėms, kuriems patinka kurti ateitį, dalyvauti kažkame kūrybė ir taip toliau, tai tas įvyksta. Bet yra vadovų, kurie yra, aš sakyčiau, tokie labai griežto plano evoliucijos palaikytojai, ne? Kad mes susiplanavom, vykdom, nuolat stebiu, kontroliuoju, darau ir taip toliau. Tai pas tokį vadovą dažnai žmonės, kurie susirenka, tai yra tokie, kurie nemėgsta revoliucijų, bet mėgsta, evoliuciją. Ir jeigu paimtume dabar du vadovus ir du kolektyvus, tai gali būti, jeigu jiems atitinka, tai ir laiminga, ir saugu, ir gera. Bet jeigu mes tą vadovą dabar staiga apkeistume vieną kitą, tai staiga įvyktų didžiulis konfliktas. Nes žmonės tikėsi saugumo, jam sako, dabar kursim, aš nenoriu kurti. Tai šitoje atveju aš sakyčiau, kad kiekvienam vadovui pirmiausia beaugančiam arba formuojantis reikėtų labai aiškiai pažinti save, savo savybės, truputį, kaip sakyti, skirti išsilavinimui reikalo, nes tu turi suprasti, kaip man suprasti vadovavimą, kas tai yra, kokie yra vadovavimo stiliai, kokie mano vyraujantis vadovavimo stiliai. Ir be to reikia žinių, ne? Kai yra metodologijos, nes jeigu vadovas, tai vadovauja, ne? Organizuoja, vadovauja, tai kokie būdai, kokie metodai, tai yra tam tikra vadybinė dalis. Lygiai taip pat vadovas gali būti labai specializuotas, jeigu aš vadovauju, finansams. Tai reiškia, kad aš turiu ekonomistus, turiu analitikus, turiu buhalterius, turiu ten apskaitininkus. Tai irgi pasako tam tikrą, ko tie žmonės tikisi iš manęs. Ir dabar, jeigu staiga finansų direktoriui pastatytume marketingui vadovauti, turbūt iššūkių būtų tikrai tam vadovui labai stiprių, bet lygiai taip pat ir tiem kūrybininkam. Nes dažniausiai finansistas ateina su kažkokiam lentelėm, ten viską nori pamatuoti, ne? O marketingai reikia padaryti prielaidas, reikia susisegmentuoti ten ir ten daug kūrybinio ir mes turim vėlgi tą situaciją, kai yra netitikimas. Tai aš sakyčiau, kad netgi vadovavimui arba dažnai vadovavimo stilių nulėmė netgi ir tavo tas žinių bagažas, sugebėjimų ir kiek tu esi pozicijų
čiupinėjęs, nes kartais mes paskirdami vadovą, kuris yra geras, nežinau, vienam galia į kitą funkciją, jis gali būti visai nesėkmingas. Aš atsimenu, Lietuvoje istorija irgi buvo, kas čia yra žvaigždė, reiškia, ir aš net kažkokį pranešimą skaičiau Vilonę, kad ar kiekvienas reiškia, kiekvienas tas vadovas žvaigždė tinka visur. Deja, statistika ir tyrimai sako, kad nebūtinai. Gali būti didžiulė nesėkmė, po to kitose, reiškia, vienur sėkmė, o kitur gali būti visiškai nesėkmė, nes tavo sėkmė yra ne tik tavo, bet ir tavo kolektyvo. Ir dėl to geras vadovas turėtų žinoti ir metodus, ir būdus, ir dar būti empatiškas, nes vadovauti tai yra santykiai, žinios ir sugebėjimas apie tai kalbėtis. Ne? Tai tų savybių rinkinių, tai vadovavimas aplamai yra labai sudėtingas, jis yra alinantis dalykas, nes tu turi būti neabejingas organizacijai poreikiams, savo poreikiams ir savo darbuotojų poreikiams. Ir visada tu esi tarp to lūkesčio lauko, kur ne tik suprasti, bet dar tu turi, reiškia, surasti, tai kodėl mes tai darom, kam, tai aš kuriu prasmę, kodėl mes tai, nes be prasmės žmogui dirbtis gali kurį laiką, bet po to jis įsikvėps. Ir norim būti efektyvesni, o kodėl mes turim būti efektyvesni, tai reiškia ir kūrybiškumo reikia. Naujai pažiūrėti, išeiti iš komforto zonos, kažkur nusileisti. Aišku, reikia nepamiršti ar irgi tokio dalyko, kad ir vadovas yra žmogus. Kartais žmogiškumas ir paprastumas žmonėm padaro didesnį poveikį negu tiesiog labai aukštų žinių žinovas. Žinoma, įvyko dalykai, kaip vadovai gali pasimokyti iš savo klaidų. Vienas klausimas ir tada, ar yra kažkokie būdai, metodai, kur man mokytis būti vadovu, nes irgi, ar ne, čia yra kompetencijų tam tikras ugdymas. Aš galbūt neturiu šitų dalykų, kaip įgūdžius man vadovavimo patobulinti, kaip atsakytumėt? Tai turbūt klasikinis dalykas, tai yra pirma, reikia mokytis, antra, reikia gauti žinias ir jas išbandyti arba simuliuoti, arba nueiti pasitreniruoti. Ir tikrai rinkoje yra ir puikių mokymų ir kolegos yra, kurie tikrai rekomenduoju, aš kaip Ritoldą Narmontą, kuris puikiai dėsto situacinę lyderystę. Ir gali būtent tuose mokymuose susimuliuoja įvairias situacijas, kur tu gali realiai patirti save. Bet taip pat reikia, kaip sakyti, neužmiršti, kad labai padeda kolegos, jeigu tu gali paklausti, kaip tau sekasi, arba savo vadovo paklausti, jeigu tokį turit. Ir taip pat yra tie klasikiniai, turėti savo kažkokį autoritetą arba pokalbį su žmogum, kuris turi didesnę patirtį. Ar coacherių, ar mentorių pavadinkim, ar kolegą, ar kažko ir padiskutuoti, kaip tą matom. Taip toliau. Lygiai taip pat rekomenduočiau pasidaryti asmenybinius tipus, pabandyti, kaip sakyti, aš net kartais tokį su savim žaidimu, kad užsirašau tai kokios mano tos savybės stipriosios ir po to, jeigu turi galimybę, padarai kažkokį asmeninį testą ir pasižiūri, kaip tu save sutraktavai ir ką tu žinai apie save kaip pats reflektuodamas, o ką rodo, pavyzdžiui, koks nors testas, tai tokio objektyvumo. Tada gali, jeigu yra žmonių, kurie, netgi jeigu tu turi gerą santykį su savo kolektyvu, galima ir jų paklausti. Jie, jeigu yra atvirai geri santykiai, paprastai žmonės labai greitai vardina, ką tu darai gerai, o kur tu esi silpnas. Lygiai taip pat skirti laiko, skaityti literatūrai, knygas išklausyti, platinti savo pažinimą žmonės, kokie būdai ir metodai yra kitus pažinti, nes tai, kad aš turiu savo krepšelyje daug vadovavimo stilių, tai dar nepakankama sąlyga geram vadovavimui. Tai lygiai taip pat yra, kad aš turiu sugebėti pažinti žmonės, kuriems vadovauju. Ir taip pat tame yra, kad vis tiek kažkaip vadovas, kad ir koks vadovas, bet žinių apie verslą ar klientą, dažnai kiekvienas vadovas turi kažkokią ir funkciją dar papildomą, tai kažkur pabiškai paspecializuojasi, nes irgi būna iššūkių, kad dažnai vadovas, jeigu visai nieko nežino apie tam tikrų darbų rūšį arba ten, nežinau, kažkokią funkciją, ir turi besąlygiškai vien tik pasitikėti darbuotojais,
Tai pradžioj gali būti, bet jeigu tu nieko nedarysi ir nesigilinsi ir nesimokysi, tai ilgainiui darbuotojai tai irgi tą autoritetą ir pasitikėjimą tavo avansą kažkurį laiką duos, bet vėliau tu iškils sunkumo, nes tu gali būti tiesiog priimti neteisingą suvokimą arba neteisingą sprendimą padaryti, jeigu tu visai nieko nesidomėsi. Tai, o dar kitą dalyką tai yra ta empatiškumas, ne? Sugebėti klausyti, yra tie bendrieji žmogiški įgūdžiai, kaip formuoti santykius, kaip ilgalaikius santykius, kaip pasitikėjimo, kaip įkvėpti žmonės ir taip toliau. Tai iš tikrųjų reikia ne tik idėjų ir žinių šiuo atveju, bet ir treniruočių. Jūsų kaip vadovo patarimai, pavyzdžiui, kokie 3 ar ne, tiems vadovams, norintiems užtikrinti, kad jų darbuotojai būtų vertinami, ar ne? Nes dažniausiai būna tas pasilikimo momentas arba išėjimo momentas, ar ne? Labai dažnai žmonės argumentuoja, aš tikrai buvau nevertinamas ir tai kalba aukštų kompetencijų žmonės. Tai 3 dalykai, kas padėtų vertinti labiau savo darbuotojus. Pirmiausia, reikėtų domėtis, antra, reikėtų pagirti ir parodyti dėmesį už tai, ką jie tikrai įveikė. Aš manau, kad kiekvienam žmogui ir kiekvienam vadovui yra svarbu įvertinimas, bet jeigu tai nėra subalansuota, nes vien tik pavyzdžiui, yra tam tikrai, žinau, kelių vadovų, kurie tik sugeba tik kritikuoti ir nepasitenkinimą reikšti. Tai po 5 karto net ir aš save pagaunu, kad aš esu vertingesnis, ir mano savivertė pradeda kalbėti, kad ar aš vertas, ar turiu čia dabar sėdėti su žmogum, kuris visai jokio pozityvumo neduoda, o tik tais kritiką. Tai aš sakyčiau netgi, ir atsimenu tą istoriją, kai manęs klausė, sako, tai kas tau yra kritika? Tai kritika, sveika kritika, pirmiausia, tai yra gerų dalykų aptarimas, pastebint ir tam tikrus trūkumus, o ne vien tik trūkumai ir gerų dalykų nėra. Tai tas nevertinimas, aš manau, kad kyla labai iš tokių mūsų žmogiškųjų silpnybių arba nesuvokimo, nesupratimo. Jau kalbėjom apie vertinimą, kokias dar didelės klaidas daro vadovai, dėl ko jie, ar priežastys kokios, kodėl tie žmonės palieka, kokios tos pagrindinės klaidos? Aš sakyčiau, kad pirmiausia tai yra neskirimas dėmesio tiem žmonėm. Kuo tai pasireiškia, tai gali būti pokalbių, domėjimuose, bendros atsakomybės pasidalimai. Yra vadovai, kurie, kaip čia sakyti, tai, kas įvyko gerai, tai čia aš kaip vadovas mano nuopelnas, o kas blogai, tai darbuotojų. Tai toks irgi nesąžiningumas tam tikras, arba labai toks siauras vertinimas, tai irgi yra labai priežastis dažnai, kai darbuotojai jaučiasi, palauk, sako, tai ką mes čia kartu dirbom, bet nuopelnai tai tik jam eina. Tai aš sakyčiau, kad čia irgi reikėtų pasakyti, kad vadovas yra vertas tiek, kiek jo komanda sugeba padaryti. Ir čia reikia būti objektyviam. Lygiai taip pat, jeigu vadovas yra tik vadovas, bet nebe žmogus, tai reiškia, kai jis ateina į darbą ir atlieka tik rolę, kad aš turiu ten, nežinau, kontroliuoti, organizuoti, bet kaip žmogus, reiškia, aš nesileidžiu, nes čia dėjo darbas, kur man pinigus moka ir viskas, tai mes esam vis dėlto žmonės, socialinės būtybės ir mums yra svarbu tą laiką irgi turėti kaip žmonėm. Tai reiškia, kad santykis ar pasidalinimas, paprastai dalykas irgi yra labai labai svarbus. O kada, pavyzdžiui, pačiam darbuotojui suprasti, kad jis praaugo savo vadovą ir šitą vadovą jam tiesiog rekomenduotina palikti? Apie palikimą aš sakyčiau, čia irgi labai toksai, aš uždavėt klausimą ir galvoju, žinai, aš kiekvieną kartą svajoju, kad mane prauktų mano darbuotojai arba mano vadovai, kuriems aš vadovauju. Tai jūs jau kalbate tą ugdymo prasme, ar ne, kad praukti vadovą tai yra gerai. Bet kada tam darbuotojui suprasti, kad įmonė yra su jie viskas yra gerai, bet su tuo vadovu tai tikrai yra blogai? Turbūt tai, kai yra labai konkrečiai nerandama esminiuose klausimuose sutarimo. Ar tai yra, sakykime, kas vertybės, vertinimo dalykai, darbų pasiskirstimas ar atsakomybė. Jeigu atsakomybė vien tik tais yra vienoje pusėje arba nuopelnai yra vienoje, tai taip nebūna. Tai turbūt čia yra indikatoriai apie tai, kad arba kalbėtis, bet jeigu tai yra neįmanoma kalbėtis apie tos dalykus, turbūt tai yra indikacija apie tai, kad, kaip aš sakau, nereikia galbūt iš karto išeiti ar kažkaip, bet apie tai reikia pasikalbėti. Ir manau, kad organizacijos ypatingai šiuo laiku, kai trūksta gerų vadovų, gerų darbuotojų, gerų specialistų, tai
tikrai svajoja, kad tokių nutikimų nebūtų, bet jie nutinka. Tai darbuotojas, jeigu jam svarbu yra organizacija ir vertybės ir jo pasiekimai, tai aš manau, kad bet kuris personalistas apie tai mielai išklausytų ir pasikalbėtų ir gal net duotų konkrečių patarimų tos organizacijos kultūros, kaip sakyt, kontekste. Žinoma, kai palieka darbuotojas, ypač gal kartais ir aukštos kompetencijos darbuotojas, tai yra praradimas įmoniai. Bet kaip jūs jau minėjot mūsų pokalbio pradžioj, kad tai yra dvipusis eismas, ar ne? Ir mes negalim labai aiškiai vertinti, kad jeigu jau žmogus sako, tai to įmonėje tai yra viskas ten gerai, bet jau tas vadovas, tai žinoma, yra abipusė ta tiesa ir apie vieną, ir apie kitą pusę. Bet jeigu iš tikrųjų, kažkaip taip įvyksta, kad tas vadovas, padarė tų klaidų, bet jis, tarkim, yra tas, kuris dar norėtų kažką keisti. Tai esminės tos klaidos, kaip jas būtų galima taisyti? Ką galima vadovui dar geriau daryti, kur ugdytis, gal jūs galėtumėt pasakyti pavyzdžių, ar ne, kaip jūs save ugdot, ar ne, nes galima iš tų išeičių turėti dar kažkaip. Tai turbūt pirmas dalykas, tai vadovas turi pripažinti, išmokti savo klaidas, jas reflektuoti. Mes Lietuvoje dažnai šnekam apie pasiekimus arba nesėkmes arba kritiką. Bet kai aš paklausiu, tai kas yra išmoktos pamokos ir ką tu išmokai iš savęs, arba buvo situacija sunki, praėjo ir kai tu užduodi klausimą, ką tu išmokai, žmonės dažnai pakelia akis ir sako, aš negalvoju apie tai. Tai aš sakyčiau, tas reflektavimas kiekvieno, pavyzdžiui, išėjusio darbuotojo, kaip sakyt, kodėl taip įvyko ir supratimas priežasčių. Tai gali būti ir darbuotojo priežastis, bet gali būti ir tavo asmeniškai priežastis, ne? Ar tai gali būti objektyvu, jeigu tu turi kolegą arba tu turi kažkokį mentorių arba autoritetą, tai tu gali aptarti tą situaciją. Aišku, čia reikia tam tikrų žinių, kad tau tai padėtų, nes yra ta psichologinė dalis, yra kažkokia vadovavimo patirtis, gal tau tiesiog patirties trūksta, ne? Bet tai mes iš savo klaidų mokomės, bet yra ir tų pavyzdžių, kaip tos klaidos padaromos, arba seni vadovai turi savo daug istorijų, labai konkrečių, ką jis darė, kas nepavyko. Ir gero vadovo ženklas yra, kai jis sako, jo, aš padariau klaidą, supratau šitą ir va dabar aš jau truputį atkreipiu dėmesį į tą, arba aš elgiuosi kitaip ir taip toliau. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu organizacijos sako, kad mūsų vertybės yra darbuotojai ir mums yra svarbu, ką jie mąsto apie įmonę. Ir staiga tas vadovas sako, žinai, o man tai nesąmonė, čia organizacija pasirašė. Tai tada akivaizdu yra, kad tai, o ką tu toje organizacijoje darai, jeigu nesutampa tavo vertybės, arba ten, pavyzdžiui, darbuotojas kartais irgi pasako, žiūrėk, pas mus yra įmonė taip, bet vadovas, tu kaip vadovas kitaip elgiesi. Tai retai, kada mes lietuviai taip tiesiai pasakom, jaunesniojo kartu dažniau pasako, bet jeigu taip nutinka, tai yra geri signalai pagauti save. Tai jeigu tu nepagauni, taip, mokykis, žinai, eik patarimo, turėk supervizorių, kuris tau padės tą aptarti. Tai vis dėlto vadovo atsakomybė, kad mūsų organizacijoje arba įmonėje būtų sveika aplinka, vis dėlto jis turėtų būti atsakingas. Daugiau tai, bet iš tikrųjų tai kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už tos įmonės sveikumą. Nes lygiai taip pat esu matęs, kaip toksiški darbuotojai užkrečia kitus darbuotojus ir vadovas neapsikentęs išeina. Tai ir tada vadovas turėtų išėjęs sakyti, aš išėjau, organizacija puikiai, bet jau pavaldiniai. Tai linkiu, kad taip niekam nei vienai, nei kitai pusiai nenutiktų. Tai prabėgo mūsų pokalbis, ačiū šiandien už šitą pokalbį ir tikėkime, kad atpažįstate situacijas ir tikrai gal buvo tokių situacijų, kad praaugote savo vadovą, gal tiesiog buvo ne tas vadovas, tai nieko nereiškia apie jūsų įmonę galbūt tikrai gali gyvuoti, o jūs surasite savo tiesioginį gerą vadovą kitoje vietoje. Tai ačiū Žanai šį kartą už pokalbį, ačiū žiūrėjusiems, susitikime po mėnesio, šį kartą sudie.